Važiuojame pirkti vandens, bet tai daryti važiuojame į Prancūziją, 140 km nuo Barcelonos, kadangi vanduo čia, kurį draugas geria, yra 3 kartus brangesnis negu pavažiavus 140 km ir nusipirkus tenais, jisai jau ten turi kontaktus, į sandėlį paskambini, ne tai kad sandėlį, bet tokia kaip bazė, kaip pas mus Maxima bazė, tai tenais yra Carrefour bazė, kur jau turi kontaktus, yra jau viskas paruošta, reikia nuvažiuoti, pasikrauti, atsivežti, išsikrauti ir viskas. Tai šiandien tai ir darysime. Važiuojam. Atvažiavom. Carrefour Market. Carrefouras, kuris yra Prancūzijoje jau. Didžiulis. Bazė. Užsakymas 1500 vienetų. Po pusę litro. Nežinau, aišku, kodėl po pusę litro, aš pas draugą klausiau. Galėtų jums didesniam talpom, bet patinka gert pusę litro buteliukais. €600 už vandenį. Iš parduotuvės išėjus. Irgi gražus vaizdas tarp kalnų. Vandens yra štai tiek. 2 of this? Okay. Vis dėl to va tiek, vat. Viena paletė ir antra paletė. Обращайтесь, народ. Kreipkitės, jeigu reikia kažką krauti, visada kreipkitės. Kadangi jau esame Prancūzijoje, tai pamėginsiu nusipirkti, nepamėginsiu, o nusipirksiu tą krepšelį, kurį pirkau ir Vokietijoje, kad pasižiūrėti, ant kiek skiriasi kainos, į kurį įeina vanduo, makadamijos riešutai, 2 bananai, šilauogės, kiaušiniai ir 2 graikiški jogurtai. Pažiūrėsim, kiek tai gausis būtent čia ir paskui pažiūrėsim, kiek tai kainuoja pačioje Ispanijoje. Ir taip per visą pasaulį lyginsim, kur gaunasi toks sveikuoliškas krepšelis pigiausiai. 7 eurai už 10 kiaušinių. Nežinau, atrodo brangoka, bet mes vis tiek juos imam, nes ir tenais pirkom bio kiaušinius. Taip, tai makadamijos riešutų nebuvo, tai paėmiau anakardžių, bet šiaip kiaušiniai, vanduo, šilauogės, 2 graikiški jogurtai, ne graikiški, o skyr. Ir 2 bananai, pažiūrėsim, kiek gausis. Na jau vieną iš kiaušinių, sakau, kad brangiau gausis. Na, ir viso turim 22,84 €. Viską susidėjom, mašina pilna. Galima važiuoti atgal į Ispaniją. Galiu sakyti, kad labai operatyviai. Viena mašinytė vandeniu užkrauta. Matosi. Galvojau, kad kraučiai ilgai reiks, o čia viskas labai operatyviai. 10 minučių. Vieną mašiną pakrovė, kitą, kur aš kroviau, net gal greičiau. Viskas, judam atgal į Ispaniją. Ir dabar namo. 140 km.
ką, visas vanduo sukrautas ir atvežtas. Turėtų jo užtenka 4-5 mėnesių. Ir tada vėl kartoja, vėl važiuoja, vėl užsiperka tik pat vandens. Va taip viskas atrodo.